buvo 18 metų, kai visą tai prasidėjo, kai visą tai labai stipriai prasidėjo. Aš įėjau vieną tokią sektą, dvasinę sektą. Ir tai būtų labai ilgas pokalbis. Tačiau tenais daug tų paranormalių dalykų. Ir vaikas dar buvo, 18 metų. Nežinau nieko, kas yra tas dvasinis pasaulis. Ir tokia mano buvo ta sėkmė, kad tas dvasingumas man prasidėjo su demoniškumu. Taip kad tai nebuvo labai šviesus kelias, kuriame buvau, tačiau visiškai tuo patikėjau, ką tas mokytojas man sakė. Klaipėdoje tai buvo. Daug tokių dalykų kaip stebuklų mačiau. Tas žmogus, tas mokytojas man galėjo skaityti mano mintis, man galėjo pasakyti, kas man įvyko, kas man įvyks, ir turėjo labai stiprią energiją. Man buvo įdomu, kas tai yra. Taip kad įėjau ir po truputį išėjau iš savo namų, palikau tėvus, gyvenau tenai su to mokytoju. Ir jis kalbėjo apie Jėzų Kristų. Ir skaitant tą Bibliją, tačiau kaip gali suprast, kad tą Bibliją gali interpretuoti kaip tik nori. Taip kad galų gale buvo labai sunkios patirtis pas mane. Galų gale buvau, kaip žmonės sako, apsėstas demonų. Galbūt galim surasti kitokį tą apibūdinimą, galim sakyti, tą šizofreniją, kaip jau vadinasi, dar kažkas. Tačiau esmė yra ta, kad buvo sunku. Išbuvau tenais vienus metus. Ir tai, ką patyriau, buvo labai stipru. Aš savo prisiekiau daug kartų, 100 kartų savo prisiekiau, kad niekuomet nekalbėsiu apie tai, kas man ten įvyko, nes žinau, kad žmonės niekuomet to nesupras. Kai išgyveni tuos paranormalius dalykus, jų negali išreikšti žodžiais, ir žmogus, kuris to nepatyrė, niekuomet to nesupras. Ir aš patyriau pragarą. Galų gale man taip tą galvą išplovė, kad tapau to žmogaus vergas, dariau viską. Iki to, kad turėjau treniruotis, kovos menai ir visą tai. Ir tapti nusikaltėlis. Turėjau eiti ir vogti, ir tos pinigus nešti tam mokytojui. Jis man sakydavo, turėti tą žmogų. Buvau kaip tas samdomas žudikas. Man buvo sunku. Nes savo širdį niekuomet nejaučiau, kad tai noriu daryti. Mano širdis man sakė, kad ne, kad tai yra blogai. Suteikiau daug skausmo visiems, mano tėvams, pirmoje vietoje. Ir tai mačiau, tai žinojau, ir tai mane skaudino taip pat labai. Tačiau savo prote aš tikėjau tuo keliu ir tikėjau, kad visą tai darau dėl Dievo. Dėl to aš taip ir tęsiau. Tačiau daug dalykų buvo, daug dalykų.
Čia galėčiau kalbėti valandas ir nesibaigtų tas kalbas. Tačiau galų gale palikau tą judėjimą, tą sektą. Ir galbūt turėčiau sakyti, kad tai buvo Dievo pagalba, kad tai padariau. Nes kągi galiu pakalbėti apie tai. Nes labai daug kentėjau, man buvo labai daug skausmo mano viduje daryti tuos dalykus, kurias turėjau daryti, ir tas visas smurtas, kurį turėjau daryti. Pastoviai verkdavau, broliu. Kai būdavau vienas, pastoviai verkdavau. Gyvenau Melnragėje, jeigu pažįsti Klaipėdą. Gyvenimas buvo pragaras. Savo galvoje girdėjau balsus. Ir tas mokytojas jis man pasakė, kad tai yra Dievas, kuris tau sako, ką turi daryti. Tačiau galų gale man atrodo, kad tai buvo tie velniukščiai, kurie man kalbėdavo. O galbūt tiesiog buvau jau išprotėjęs visiškai. Pastoviai buvau labai įsitempęs, jaučiau savo viduje, jaučiau, kad esu apsėstas, jaučiau šaltį. Visą laiką drebėdavau. Visą laiką bijodavau. Negalėdavau miegoti. Vidury nakties atsibusdavau, suprasdamas, kad kalbu savo mieguose ir tai nebuvo man. Galbūt stipriausia akimirka buvo tuomet, kai gana intymu man kalbėti apie tai, tačiau ypač lietuviškai kalbėti, žinant, kad tai vyko Lietuvoje. Tačiau mano tėtis atvyko ir norėjo mane ištraukti iš to judėjimo. Ir jis kalbėjo su to mano mokytoju, tam mano kambarį, kurį aš nuomavaus. Ir galų gale mokytojos žodžiai buvo: jis nebėra tavo tėtis, jis nebėra tavo tėvas, turi išmesti iš namų. Įsakymas ir įsakymas. Buvau vergas ir dariau viską, ką man sakydavo. Ir taip pat padariau ir tai. Tik tai, kad tai buvo labai sunku man. Prisimenu, kad taip pat, kai turėdavau eiti ir daryti nusikaltimus, ar kai turėdavau mušti žmones, kai turėdavau daug dalykų daryti, žinau, kad žinodavau, kad jeigu noriu tai padaryti, turiu negalvoti ir nejausti. Neleisti savo nei galvoti, nei jausti. Tuomet galiu padaryti, kaip robotas. Dan. Jeigu savo leisiu jausti ar pagalvoti, tai viskas tampa labai komplikuota. Tampa labai sunku įvykdyti tą užduotį. Taip, kad turėjau išmest savo tėtį iš namų. Prisimenu, kad spengė mano galvoje. Nesupratau, kas vyksta mano viduje.
net nesugebėjau girdėti, kas vyksta aplinkui. Jeigu kas nors man būtų ką nors sakęs, nebūčiau išgirdęs. Spengimas mano galvoj. Tai buvo labai sunku. Ir turėjau išmest savo tėtį iš tų namų. Prisimenu, kaip išstūmiau pro tas duris. Ir kaip jis man sakė, man tas tėtukas. Labas, tėti. Tavo tėti taip pat nėra labai lengva matyti šitą video, aš žinau, man taip pat nėra lengva kalbėti. Tačiau ir mano tėtis, prisimenu man, galbūt netgi apsiklaupė prieš mane tenai. Išėjus pro tas duris lauke jau melnragėje. Prisimenu, kaip man sakė, kad viskas gali būti kaip anksčiau, visuomet gali sugrįžti į namus, kad palik šitą sektą. Man būtų patikę palikti tą sektą ir būtų pats smagiausias dalykas. Tačiau tai, ką aš gyvenau, nieks nebūtų supratęs ir nieks nesupras. Tai buvo pragaras. Tai buvo visiškas pragaras. Prisimenu, kaip išstūmiau savo tėtį. Prisimenu, kaip uždariau tas duris, nes žinojau, kad bet kurią akimirką nualpsiu. Tas visas garsas mano galvoje buvo... tiesiog buvo per daug visko. Uždariau tas duris ir nualpau. Nukritau ant žemės. Ir ten kažkas įvyko.